pagrindinį arba patį pradinį cechą, tai yra metalo apdirbimo cechas. Tai jeigu matot, yra pirmi vartai, per kurį važiuoja, vadinkime, metalai, tai yra metalo sandėlys, tai yra metalas lakštiniai, visi vamzdžiai strypai, ką naudojama, ta prasme, gamyboje. Visas sandėlys metalą iškrauti yra, vadinkime, vienoje vietoje, kad matytų pagal tam tikrą storį. Yra tokia programa, kur padaro, toks, vadinkime, kaip sakyti, turi žmogus gauna tokį, vadinkime, planą darbų, jis, ta prasme, yra metalo tam tikri storiai, tame yra lapo dydis ir tame lape yra detalių žiūrėti, ką reikia išpjauti. Plazminio dujinio pjovimo staklės, kurios, kaip priminėjau, gali pjauti metalo ruošinį iki 10 cm. Būtent yra priekaba jau, kaip sakyt, po suvirinimo, bet prieš galutinę pirinimą. Būtent jinai yra jau, kaip sakyt, nušratuota. Matot, šratavimas, ta prasme, yra tas, kad yra nuimamas metalo riebalinis sluoksnis. Tai būtent, ta prasme, jis yra pašiaušia paviršių tą, nuima, jeigu ten būna rūdis ar kažkas tokio, tai būtent, kad yra paruošia paviršių